Nu, išsėjom pasivaikščioti po pajūrio promenadą. Einam į senąjį uostą. Jafo. Sakė, ten labai yra gražu. Ir būnant Tel Avive būtinai reikia aplankyti. Tai šiandien būtent taip iš tikrųjų debesuota, tai mes galvojam neįsim į pajūrį. O gal rytoj nebus taip debesuota. Ir gal rytoj eisim į pajūrį. O šiandien geriau aplankysim senąjį Jafo uostą. Žinom, kokią ten rekomendavo vieną kavinę ant jūros kranto, kur skaniai duoda valgyti. Tai pažiūrėsim, įvertinsim. Bet kas man čia gražiausia yra, tai tokios didžiulės bangos. Pas mumis Baltijos jūrai niekada tokių bangų nebūna. Ne? Ronaldai? Nusipirkom čipsus. Sakom, dabar visi juoktųsi. Nusipirkom čipsų maišelį. Už 14 šekelių. Už 14 litų, bet žinokit, kaip skaniai valgom. Atrodo, kad delikatesą valgom, nes čia toks neskanus maistas. Tai gal čia jau, kai moki už čipsų pakelį 14 litų, tai galvoju, čia labai pigiai. A ne, Ronaldukai? Tai va, čia šiaip iš tikrųjų visai neblogai. Gražu. Galėtų saulė iš tikrųjų šviesti, nes mes norime, kaip sakant, lepintis saulutę, nors iš tikrųjų čia 22 laipsniai, bet mes vaikštom su striukėm, nes norim nesušalti. O čia kokie garsai įdomus, čia žaidžia tokį kaip badmintoną. Labai daug iš tikrųjų bėgioja, sportuoja, su dviračiais važinėjasi. Čia toks grinai atrodo kaip ir poilsio kurortas, bet ir tuo pačiu labai didelis miestas.